labai trumpai. Darydama kitą studiją radau trupinėlį tokios gražios psalmės, įžvalgos ir aš noriu su jumis pasidalinti, o pilną studiją aš įkelsiu tada, kai aš ją jau visą užbaigsiu. 13 psalmė. Kontekstas, apie ką aš norėčiau pasidalinti, tai yra mūsų mintis, siela, tai kas vyksta su mūsų vidiniu žmogumi. Ne iš dvasinės pusės, o grynai iš sielinės pusės. Taigi Dovydas sako viešpačiui, ar amžinai, ar ilgai slėpsi nuo manęs savo veidą, ar dar ilgai mane spaus liūdnos mintys, širdis skaudės kasdieną, ar dar ilgai mano priešas didžiuosis prieš mane. Čia yra jo kontekstas, Dovydo, kas vyksta su juo. Jam tikrai nepaprasta. Jam yra sunku. Angliški vertimai duoda suprasti, kad jisai tikrai yra dideliai vidiniai kovoj. Aš pasakysiu kelis kitus vertimus, kaip skamba būtent antra eilutė, kur sako, ar dar ilgai mane spaus liūdnos mintis. Vienas vertimas sako, ar dar ilgai aš grumsiuos ir galinėsiuos su savo mintimis, diena iš dienos, ir ar dar ilgai aš turėsiu liūdėsi savo širdyje. Žodžiu, jisai įvardina savo situaciją, kurioje aš žinau, kad esame kiekvienas iš mūsų buvę ir atsidūrę, kai mums yra sunku, kai mus atakuoja liūdnos mintis, išgastingos mintis ir su jo mums reikia galinėtis, nes mums ir sako paimti kiekvieną mintį į nelaisvę Kristuje. Reiškia, jisai irgi sako, kad jisai turi galinėtis su šitomis mintimis. Jam yra sunku, jam yra liūdna širdyje. Tai va toks yra jo stovis. Toliau perskaitysiu likusią psalmės dalį, tačiau čia noriu tiesiog atkreipti dėmesį, ką šiuolaikinė krikščionybė tokiu atveju galėtų pasiūlyti. Vienas iš dalykų, aš apie tai ir darau tą savo dabartinį, tą medžiagą bandau surinkti iš Biblijos. Vienas iš variantų, ką galėtų pasiūlyti šiuolaikinė krikščionybė, tai kažkokia tai galbūt counseling, tai konsultacija krikščioniška, kad tu pažvelgtum į save ir tu susipažintum su savimi, su savo vidiniu žmogumi ir neduok Dieve, galbūt netgi pradėtume ieškoti kabliukų ir priežasties, kodėl tos mintis pas tave kyla, kodėl tu esi neramus, kad tau gal reikia kažkokią dvasinę šaknį išrasti, atrasti ar kažką tai iškapstyti. Ir aš tada pagalvojau, o ką Dovydas, jisai buvo kažkuo prastesnis už mūsų šiuolaikinius krikščionius, kurie turi visokių tokių pribumbasų, tarkim, taip vadinti savo kasdienybėje. Jie turi visokių pagalbos grupės, paramos grupės, savitarpio grupės, mes turime visokių psichologinių manevrų, ką mes galime padaryti, susirašyti kažkokius sąrašus, pasinaudoti pasaulio išmintimi, psichologijos srityje turiu omeny. O aš pagalvojau, skaitydama šitą psalmę, šitas žmogus, iš tikrųjų, mes žinome Dovydo istoriją, jam tiesiog sunku. Jis persekiojamas yra savo priešų, mes žinome, kaip jis Saulius ir visa jo chebra norėjo nužudyti, daugybę metų jisai turėjo bėgti, būti persekiojamas. O Jėzus mums irgi pasakė, kas norės dievotai gyventi, tikrai bus persekiojamas. Čia jau Naujas testamentas. Gal kartais tiesiog tos sunkios mintis kankina ir mes turim grumti su savo sunkiom mintim ne todėl, kad mes kažką išgyvenom vaikystėje ar patyrėm kažkokią traumą ar kažkokius nesklandumus, kažką būtinai ant savęs užsimesti tą naštą ir apsikaltinti. O ką jeigu tai iš tikrųjų yra dėl išorės sugedusio pasaulio veiksnių? Galbūt tai yra kažkas, ką jūs matote, neteisybė, tarkim, savo darbe, gal kažkas dirbate iš tikrųjų viešam sektoriuje, ten, kur jūs turite matyti, kaip vykdoma korupcija, imami kyšiai, neteisybė vykdoma, galbūt tos mintis jūs kankina. Tai nebūtinai turi būti, kad kažkuom jūs nusikaltote, tai reiškia kažkam neatleidot, kažką nuteisėt, kažkas vaikystėje nutiko, kažkokia vidinė trauma įvyko.
nebūtinai dėl to turėtų tos blogos mintis ir liūdesys širdyje pasilikti. Dovydas nieko nepadarė. Jis iš tikrųjų nieko nepadarė, dėl ko jisai turėtų dabar eiti atgailauti prieš Dievą, kad nebejaustų tų minčių ir to liūdesio jį persekiojančio. Jisai grūmėsi su jom ir dabar toliau mes pamatysim, kaip grūmėsi. Neišjaučia, ką mes dažnai galim išgirsti, net jau ir krikščionybėje šiais laikais, išjausti, priimti save tokį silpną, susitaikyti su savimi, galim tokius dalykus išgirsti netgi krikščionybėje. Nepanašu, kad Dovydas turėjo aplinkui tokius patarėjus, kurie jam lieptų išverkti, išjausti ir tiesiog susitaikyti su tuo ir priimti save tokį silpną. Jis ne tą daro visiškai. Jisai nepriema savo šitų jausmų, o jisai daro visiškai priešingai. Pasižiūrėkite. Pirmas dalykas, ką Dovydas daro, jisai šaukėsi viešpaties. Jisai sako, pažvelk, išklausyk mane, viešpatie, mano Dieve. Ir toliau yra unikaliai eilutė, kurios aš niekada nežinojau ir nebūčiau žinojus, jeigu nebūčiau padariusi to tyrimo, kurį dabar darau. Jisai sako, apšviesk mano akis, kad mirties miegu neužmigčiau. Tas išsireiškimas apšviesk mano akis unikalu, tiesiog nuostabu. Jisai reiškia, viename vertime, jisai taip yra išreiškiamas, atstatyk mano akių spindesį. Angliškai skamba restore the sparkle to my eyes. Tai reiškia tai, ką mes matome žmoguje, kuris jaučiasi saugus, patenkintas viešpatyje, kuris turi gerą santykį su juo, kurio nekankina jokios blogos mintis, mes matome jo akyse žibėjimą. Ir čia Dovydas sako, kad tą žibėjimą turi ne jisai atstatyti pats Dovydas savo jėgom, jisai prašo viešpaties, kad jis atstatytų jam šitą akių žibėjimą, jisai suvokia apie šitą fenomeną, kad jo akis, kai jisai bus iš Dievo išgirstas, apsaugotas, sugrąžinta jam ramybė, kad jisai gaus tą akių spindėjimą atgal. Tai yra visiškas priklausomumas nuo Dievo, visa savo esybė. Ne tik tais ten, aprūpink mano maistą, mane apsaugok nuo priešų ir tiek žinių. Dovydas netgi pasitiki Dievu dėl spindesio savo akyse atstatymų. Jisai absoliučiai visa savo esybė yra save susijęs su Dievu. Toliau, ką Dovydas daro. Antras dalykas, tai pirmas jis šaukėsi viešpaties. Jisai prašot, kad jam atstatytų Dievas jo spindesį jo akyse. Tai jo tą tvirtą pasitikėjimą juo. Toliau sako, kad mano priešai nesakytų, aš nugalėjau jį. Kad nesidžiaugtų mano prispaudėjai man susviravus. Ir toliau dar du dalykai, ką jisai daro visiškai priešingi tam, ką aš tikiu, jisai jaučia. Tai žodžiu, jausmus padedami į šalį ir žiūrim, ką galima padaryti su ta būsena. Pirmas, tiksliau, čia antras būtų pagal sąrašą, tai aš pasitikėjau tavo gailestingumu, mano širdis džiaugiasi tavo išgelbėjimu. Kaip gali džiaugtis, jeigu jisai tik ką sako, kad jo širdis, pirmoji eilutė, antroji eilutė, jisai sakė, kad jo širdis kupina liūdesio. Tai kaip jisai gali, sako, mano širdis džiaugiasi tavo išgelbėjimu. Jisai tikėjimu savo širdį palenkė visiškai kita linkme, negu jisai jaučiasi šiuo metu iš tikrųjų. Ir visiškai tai sutampa su tuo, ką Paulius sako daryti krikščionims Galatams laiške. Jisai pasako, kokius dabar dvasios vaisius mes turime. Tarp jų yra džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas ir kiti. Ir dabar jisai sako, jeigu vaikštote dvasia, tai ir elkitės pagal dvasią. Elkitės ne taip, kaip jaučiatės, o taip, ką turite dvasioje. O tai, ką turite dvasioje, jūs turite tikėti, kad jūs tą dvasioje turite. Dovydas netgi dar Galatams laiško neturėjo. Jis jau suprato, kad jisai turi ne pagal savo jausmus sėdėti ir verkšlenti, jis Dievui išreiškė savo
Savo skausmą prieš Dievą jis atviras. Tačiau jisai sako, va džiaugiasi mano širdis tavo išgelbėjimu. Savo širdį jis priverčia. Jisai elgėsi ne taip, kaip jinai ten verkšlena, nes jisai sako, su savo mintimis grūmėsi, nepasiduoda joms, neleidžia savo mintims imti viršaus. Ir tada jisai džiaugiasi. Čia vienas iš tų prieštaringų dalykų. Antras dalykas, paskutiniai eilutėj yra. Sako, giedosiu viešpačiui, kuris man daro gerą. Vadinasi, jisai džiaugiasi ir sąmoningai tuo metu, kai jam sunku. Dar kartą pasižiūrėti galima kontrastui. Antrą eilutę sako, ar dar ilgai mane spaus liūdnos mintis. Angliškose vertimuose žiūrėjom, sako, ar dar ilgai aš turėsiu kovoti su savo mintimis. Tai ar dar ilgai mane spaus liūdnos mintis, širdis skaudės kasdieną. Ta žodis skaudės kasdieną ten yra kalbama apie liūdėsį širdyje. Ar dar ilgai liūdės mano širdis? Jisai prieš Dievą išlieja savo skausmą ir liūdėsį ir toliau jisai sako, vat ir giedosiu viešpačiui. Tai reiškia, priešnodis yra nebėgti į kažkokias tai konsultacijas, neieškoti atsakymo savo, kad aš kažką blogo padariau, dėl to dabar blogai jaučiuosi. Dovydas nieko blogo nepadarė, jis yra spaudžiamas aplinkybių iš išorės, jis yra kankinamas minčių, kitose psalmėse parašyta, kad jis tiesiog terorą išgyvena. Tas persekiojimas jame sukelia visišką išgąstį, baimę ir terorą, jis iš tikrųjų va taip lieja, sako, aš visas tiesiog išlietas esu prieš Dievą. Ir su tuo jisai tvarkosi labai paprastai, jis atsisako pasiduoti savo mintim, nes jis su jomis kovoja. Ir atsisako elgtis pagal tai, kaip jaučiasi. Vadinasi, jisai ketina džiaugtis ir jisai ketina giedoti viešpačiui. Ta, ką mes turėtumėm irgi daryti, kai mes susidurėm su panašiom situacijom, su kuriomis aš tikiu, kad mes susidurėme kiekvieną dieną. Nepasiduoti savo mintim, nespręsti jų išjaučiant ar išsakant savo jausmus ar pasiduodant savo jausmams, ir jokiais būdais nepriimti savęs tokio silpno va čia ir dabar. Kovoti. Džiaugtis viešpačiu. Mums dar sako Paulius Tesalonikiečiams laiške, dėkoti, nuolatos dėkoti ir giedoti viešpačiui. Ir tada viešpats, ne jūs patys, ne kažkas tai iš išorės, pats viešpats sugrąžins spindesį į jūsų akis. Būkit pilnai palaiminti. Pilna studija pakeliui.